ID Buzz yra naujausias elektrinės Volkswagen šeimos narys, bet tai tikrai neeilinis elektromobilis. Kai kurie sako, kad tai ikonos prisikėlimas. Mat šio EV dizainas įkvėptas klasikinio, legendinio Volkswagen Microbus. ID Buzz sujungia retro stilių su šiuolaikinėmis technologijomis, todėl tai turėtų būti patrauklus pasirinkimas tiems, kas turi sentimentų praeičiai, bet nori judėti į priekį su laiku. Kaip visada, skirtingai nei kiti automobilių apžvalgininkai, nekalbėsiu apie dalykus, kuriuos ir patys galite pamatyti atvykę automobilio saloną. Aš trumpai ir aiškiai aptarsiu 3 svarbiausius dalykus, ką kiti nutyli, bet jūs privalote žinoti. Kokį realų atstumą galima nukeliauti pilna baterija, kiek užtruksite norėdami ją įkrauti, bei kiek kainuotų šio elektromobilio pirkimas ir eksploatavimas, lyginant su degalais varomomis alternatyvomis. Beje, OEV.lt nuolat įkelia video apie naujausius elektromobilius, tad užsiprenumeruokite mūsų kanalą, būtinai paspauskite pranešimų gavimo skambutį, kad nepraleistumėte jums aktualiausių apžvalgų. Aš Tadas iš OEV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. ID Buzz pasodintas ant MEB elektromobilių platformos. Tad techninės šio elektromobilio charakteristikos tikrai nenustebins tų, kas žino ID3 ar ID4 galimybės. Pagrindinis skirtumas su kitais elektriniais Volkswagen modeliais – dydis. Šis autobusiukas 13 cm ilgesnis nei ID4, o jo ratų bazė net 22. Tai leidžia smarkiai padidinti erdvę automobilio viduje. Tiesa, kol kas galima užsakyti tik 5 vietų arba krovininį ID Buzz, bet jau neužilgo turėtų būti pristatytas ir 7-vietis šio modelio variantas su dar ilgesne platforma ir netgi didesne baterija. Kalbant apie ją, kol kas siūloma tik viena 77 kWh grynosios talpos baterija, kuri šiam labai simpatiškam, bet nelabai efektyviam elektromobiliui leidžia realistiškai įveikti iki 330 km. O tai bent 80 mažiau nei tokio pat galingumo ID4. Ir nors važiuodami vasarą mieste su ID Buzz galėtumėte tikėtis įveikti net iki 500 km, žiemą šio autobusiuko elektros sąnaudos ženkliai šoka į viršų ir išvažiavus į greitkelį atstumas sutrumpėja bent jau perpus. Mes turėjome galimybę pasivažinėti Buzzu ir spaudžiant 6 laipsnių šaltukui, tad įsitikinome, kad žavus ir praktiškas jo dizainas reikalauja aukų. Mat šios atgijusios legendos formos nėra labai aerodinamiškos, tad sąnaudos siekia ir virš 30 kWh 100 km kelio. O tai reiškia, kad su pilna baterija įveiktumėte tik apie 200 km. Belieka tikėtis, kad jau artimiausiu metu planuojama pristatyti versiją su didesne baterija leis šiuo šeimyniniu elektromobiliu išsiruošti ne tik į keliones po miestą. Ar žinojote, kad šiuo metu parduodamų naujų elektromobilių baterijos įkrovos sparta gali skirtis iki 7 kartų? Taip, iki 7 kartų. Tai reiškia, kad vienam įsikrauti 100 km kelio gali reikėti tik 5-6 minučių, o kitam
naujam elektromobiliui iš salono tai užtruks net 40. Tad nepraleiskite šios informacijos pro akis ir būtinai pasidomėkite ne tik gamintojų reklamuojamais maksimaliais teoriniais įkrovos greičiais, bet ir tuo, kiek realiai laiko praleisite prie įkrovimo stotelių. MEB platformos elektromobiliai gali įsikrauti iki 11 kW galia naudojant AC įkroviklius, kurie leis per valandą įsilieti apie 40 km kelio. Nieko įspūdingo, bet to pilnai pakanka kraunant elektromobilį namuose per naktį. Sparčiojo DC krovimo pikinė galia siekia 175 kW, bet vidutinė įkrovos sparta baterijos įkrovimui nuo 10 iki 80% bus apie 115 kW. O tai reiškia, kad 100 km kelio įsikrauti vidutiniškai užtruksite apie 13 minučių. Svarbu paminėti, kad bent jau kol kas ID Buzz neturi baterijos paruošimo įkrovimui, tai yra preconditioning funkcijos, kuri pašildo arba atvėsina bateriją iki optimaliausios krovimui temperatūros. Tad žiemą įkrovimo sparta smarkiai sumažėja, kas konvertuojasi į dvigubai ilgesnį laiką reikalingą įsikrauti bateriją. Turėkite tai omenyje. Deja, bet elektromobilių įsigijimo kaina yra vienas pagrindinių faktorių vis dar atbaidančių pirkėjus nuo persėdimo į šias gamtai draugiškesnės transporto priemonės. Bet nereikėtų žiūrėti vien tik į automobilio įsigijimo kainą, skaičiuojant, kiek realiai kas mėnesį jums kainuos jo turėjimas bei išlaikymas. Štai ką turite žinoti prieš priimdami galutinį sprendimą pirkti ar ne šį elektromobilį. Kaip ir visų elektromobilių, ID Buzz įsigijimo kaina bent jau kol kas yra aukštesnė nei degalais varomų alternatyvų. Šiuo atveju Volkswagen Multivan yra apie 11 000 eurų pigesnis, bet reguliarūs aptarnavimo kaštai benzinų varomo autobusiuko yra daugiau nei 4 kartus aukštesni nei elektromobilio. Išlaidos benzinui bent 2 kartus didesnės nei elektrai. Tad per 5 metus nuvažiavus bent 100 000 km bendros išlaidos susilygina. O įvertinus pardavimo likutinės vertės, skaičiai darosi palankesni elektromobiliui. Ir visa tai net be valstybės paramos elektromobiliams. Taigi, viską susumavus, matome, kad Volkswagen ID Buzz naudojimasi kaštai, kitaip Total Cost of Ownership, yra mažesni nei benzinų varomos alternatyvos. Tad priimdami sprendimą dėl automobilio įsigijimo remkite skaičiavimais, o nepasiduokite panikai dėl kylančių elektros kainų ir neįperkamų elektromobilių.